Pagaliau ilgai lauktas produktas jau pas mane. Prieš savo akis matote Nanolivs 4D LED juostas už televizoriaus. Tai su šiomis juostomis jūsų televizorio aplinka tiesiog pagerės. Tai trumpa priešistorė, prieš 9 mėnesius ieškojau kažko įdomaus savo namams ir suradau vieną tokį televizorių. Ambient Philips telikas. Skirtingai nei kiti televizoriai, tas televizorius pas save turi integruotas LED juostas televizoriaus gale, kas leidžia pagyvinti visą kambario nuotaiką, dėl to, kad ką tu matai ekrane, per visą sieną tu taip pat gali matyti įvairias susijusias spalvas. Kadangi man atskiro teliko nereikėjo, tai reikėjo sugalvoti, kokį čia produktą galėčiau panaudoti ant savo televizoriaus kaip išorinį ar atskirą. Ir pradėjau ieškoti ir panašiai. Ir susiradau vieną iš Guvio buvo produktas. Neatsimenu. Žodžiu, kad 5 kartus aš jį bandžiau ten užsisakyti. Buvau net į krepšelį įdėjęs, iki apmokėjimo, man atrodo, buvau nuėjęs. Bet kažkaip neužsisakiau. Ir ką? Užvakar naršau pas vieną iš savo mylimiausių tiekėjų jo e-komercijos puslapyje, pas Nanolivsus ir žiūriu. Atsirado šitas daiktas, kurį šiandien būtinai ir išsipakuosim ir užsidėsim ant savo televizoriaus. Tai kas čia per daiktas? Čia yra kameros ir LED juostos, kurios reaguoja į televizoriaus ekrane esantį vaizdą. Tai šitie yra keli komplektukai, gali nusipirkti tik kamerą, gali nusipirkti iki 65 colių televizoriaus LED juostas ir iki 85. Šito daikto privalumas toks, kad jeigu turi pas save Nanolivs kažkokį produktą, pavyzdžiui, LED panelės, tai tau užtenka nusipirkti kamerą ir jinai draugaus su Nanolivs tom visom panelėm ir nereiks LED juostų. Ką, reikia išpakuoti, nežinau. Nekart nesu montavęs, bet, Karoli, ką čia daugiau, tu paimsi, užklijuosi tą LED juostą ir viskas. Pasižiūrim, kas yra gera. Iškris. Taigi, instrukcija su šitais dalykais. Niekada šiaip neišmeskit šitų dalykų, nes kai tu perini įrenginį prie Wi-Fi'aus, tai būtinai reikia šitų QR kodų. Jie kartais būna ir ant pačio blokelio, bet dėl viso ko, pasilikit šitos dalykus. Ir ką mes čia dar turim? Taip, turim kamerą pačią. Kokia sungi? Ne, čia jaučiu stovą, žinok, čia ne kamera. Kamera. O čia bus jaučiu kamera. Ne, čia irgi ne kamera. Čia daviklis. Ne daviklis, o kontroleris. Turi Type-C, turi USB-A, turi maitinimo portą, faktas. O tai kur kamera? Palauk, ko aš ne... Tai čia. Power brickas ir mūsų vakaro žvaigždė. Tai yra kamera. Šiaip, bent jau, Guvyje, ką aš buvau pastebėjęs pas konkurentų gamintoją, kad man kas nepatiko, dėl ko greičiausiai aš tos 9 mėnesius iki galo ir nusipirkau, nes man nepatiko, kad tvirtinas ant televizoriaus. Čia jų tuose filmukuose promotional mačiau, kad šitą kamerą galima dėti ir ant apačios. Tai aš manau, kad galėsiu šitą kamerą paslėpti po savo garso sistema, ir aš nematysiu šitos kameros ir man viskas bus gerai, bet dar nežinau, pažiūrėsim. Keliamės į Kauną? Kauną? Esame mano namuose, tai šitas telikas gaus upgrade'ą, tai kaip matot, viskas gerai, telikas geras, dydžio kaip ir užtenka, bet kai tu gali įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, tai kurį vaizdą mato čia, dar ir čia viskas šviestų. Squidward, we don't need television. Not as long as we have our imagination. Man tiesiog vaizduotai tai atrodo geriau. O kaip bus iš tikrųjų, pamatysim sulipdę. Čia neįjungtas? Ne. Dabar apsukam. Kaip žiauru būtų, jeigu telikas nukristų. Dar aš taip nematęs. Pažiūrėk, ką reiškia, kai gamina, nežinau, ar kiniai, bet pavyzdžiui, LED juostą su Type-C. Dažniausiai būna, žinai, tie 4 RGB ploni pinukai. Tai tikrai matosi, kad vietoj gaminta, nes nesu matęs ne vienos LED juostos su Type-C. Tai Karolis minėjo, kad tiesiog gali būti problemos su šitais kampais, dėl to, kad šita LED juosta jinai nesikarpo, jinai reiškia, tą liniją jinai turi visą užsilenkt. Tai pažiūrėsim, ar bus problemų ir jeigu bus, tai kiek. Man patinka meno laikai, tipo
Vienintelis etapas pajungimo yra vienas puslapis, net ne lapas. Tai. Užkliok, sujung, pastatyk kamerą. Done. Žodžiu, šita vieta, kuri yra be lipduko, tai jinai turi išlyst. Čia jau yra ateina mano ta patirtis iš mano paprastų LED panelių ant sienų, dėl to, kad kai tu norėsi nutraukti šitą juostelę, tiesiog jeigu tu traukti, tai čia ir televizorių sulaužyti gali. Tačiau, jeigu tu paimsi šitą juostą, trauksi, jinai gražiai nusilups. Tai gerai, tai ne mažiau 1 inčas, reiškia ne mažiau 2,5 cm, tai mes galim traktuoti, kad 2 pirštai yra kažkas tokio. That's what she said. Atstumas toks ir 2 pirštai čia. Nu tai jaučiu galim čia dėti, ne? Čia, 2 pirštai čia. Visi, kas turi katę, žino tą lifehacką. O pavyzdžiui, Linda, tau katė meiliai norėjo dėmesio, bet duodu jai jos erdvę naują, dėžutę, viskas, jai daugiau nieko nereikia. Žinai, teliko galas kaip kompiuterio galas. Ką tu ten padarysi, nieks nematys. Nors pala šitą matys. Fuck. Thousand years later. Tai sunkiausia dalis jau praėjo, tikiuosi. Tai kas belieka? Turime kontrolerį, į kurį reikės įkišti LED juostą, maitinimą ir USB jungtį, į kurią jungsis kamera. Nulaikau čiūrus ir žiūrėsim, ar veikia ar neveik. O tai ką, dar teliko mes nedėsim, tam, kad pasižiūrėt, ar tiesiog plius minus šviesos veikia, pastatysim čia ant viršaus tą kamerą, o po to pradėsim adjustmentas kaip? Pritaikymą. Aš sakau, kokios spalvos turėtų būti. Rūžava, žydra, mėlyna, tokia į baltumą, tamsiai mėlyna, balta, juoda. Juodas nebūna, palauk. Žilai idealis iššoka, pažiūrėk. Protingai padaryta. Dizaino sprendimais tikrai Nanolifesas pasirūpina labai gerai. Norint atskleisti bet kokio Nanolifes produkto pilną potencialą, tu privalai jį sujungti su programėle. O tai gali padaryti, prijungęs jį tiesiog prie programėlės, per Wi-Fi. Wi-Fi būtinai turi būti 2.4 GHz. Nu ir ką, mes jau prisijungiam, einam setupinti šito įrenginio. Tai nieko mes dar nekonfiguravom. Kamerą galima dėti tiek viršui, tiek apačioj, kadangi čia šitoje vietoj nėra ypatingai daug vietos apačioj, kad ir kaip norėčiau dėti į apačią, teks dėti į viršų. Šiaip nebaisiai atrodo, ne? Ne, tai va, tai pasirenkam, kad ekranas yra po kamera, o ne virš. Ir turim dabar pagal žalią spalvą nustatyti, kur yra tas mūsų kampai. Viskas susisetupinom, viskas veikia, kaip vartotojai pakuojant dėžutę, viskas buvo paprasta, sumontavom gan greitai. Problema buvo pats teliko reljefas, o ne įranga, susijungiam greitai, viskas veikia, reikėjo šiek tiek kampus susikonfigūruoti ir viskas yra tvarkoje. Tai su pačia programėlė galėsite daryti labai daug dalykų. Vienas iš jų gali būti ir tiesiog spalvų pasirinkimas, gali būti išjungti, ryškumą sumažinti ir taip toliau. Tai patys, kai jau nusipirksit, čekinkit būtinai. Tai kam gali tikti šitas produktas? Tai visiems, kas nori atmosferą kambarį, tiesiog žiūrint televizorių pasikelti ir viskas. Produkto kaina nėra didelė, santykinai turint omeny, ką tu gauni, tai yra apie 80-100 eurų. Jeigu tu bandytum sutaupyti ten būrdamas iš AliExpress tų LED juostų, tu 20-30 eurų vis tiek išleisi, tai mano akimi žiūrint, tai yra tikrai nedidelė santykinai suma už tai, ką tu gauni, kas yra už manęs. Tai jeigu patiko šitas video, tai spaudi laiką, komentuoji, ką norėtų matyti ateityje. Pagaliau atsirado galimybė didinti išprodiusuojamo, kūriamo turinio kiekį į YouTube, tai lauk dažnesnių, geresnių video. Ir ką? Belieka tau pasakyti ačiū, kad žiūri ir iki.